Sveikinuosi iš Ponsavano, 11 kelionės diena. Šiandieną mūsų laukia apie 200 km, leidžiamės toliau žemyn į pietus. Tai dabar važiuosim iki Tasi miestelio ir tada nuo ten žiūrėsim, nes yra du pasirinkimai. Leisti žemyn iki Laksao miestelio arba važiuoti į Paksaną. Tai dar nenusprendėm, viskas nusispręs dienos eigoje, žiūrėsim, kaip mums čia tie kilometrai greitai važiuosis. Ir jo, pažiūrėsim, ką šitą dieną mums atneš. Let's go. Nespėjom išvažiuoti, o jau pirmos problemos. Mano priekinė padanga beveik tuščia. Jau vakar leido jinai oro, tai reikia keisti kamerą. Ieškosim šopo, kur kas pakeis. 30 minučių realiai prarandam. O mano kolegai nulūžo va tas va laikiklis kuprinės. Žodžio, būdų su problemom, sprendžiam, žiūrėsim, kaip čia bus. Saugumas pirmoje vietoje. Lietuvoje darbų sauga, tai nekaip pažiūrėtų tokį dalyką. Bet taip ir pirštų paskui netenki pjaudamas. Be jokių akinių, be nieko va. Plikom akim. Bam, bam ir yra. Nežinau, pažiūrėjau tą mano kamerą, tai vienintelis įtarimas, kad gali leisti per ventilį. Nes ten jau biškiai taip nusidėvėjus neblogai. Tai aš manau, vienintelė paaiškinama priežastis, nes jisai patikrino pačią padangą, tai nėra nieko, kas iš vidaus aštraus padarytų skylutę kamerui. Tai nežinau, įdėjo taip. Šiandien pravažiuosiu, laukia apie 200 km. Jeigu rytoj nebus tuščia padanga, tai vadinasi viskas gerai. Tai man, baigia pakeisti ir lėksim toliau. Sumokėsiu, manau, apie kokį 50 000, kas yra 2 eurai. Kalbos barjeras jaučias. Bendraujam ženklų kalba, nes angliškai tai beveik nieko nesupranta. Labai paprastus tokius žodelius. Tai parodai pirštais, parodai kaip nors paliuksa, neliuksa ir, žodžiu, išsiaiškini. Tai čia dabar keičia daro mano padangą. Turėjo moteriškę, padavė telefoną. Kažką kitą pradėjo daryti. Tai kol man pakeitė padangą, Benui sutvarkė laikiklį, dar papildomai pamultiteskino gal kokius 4-5 darbus, nes dar atvažiavo kažkas vis, ar tai padangą dapust, ar kažką dasuk. Tai žodžiu, kol mus sutvarkė, dar papildomai 4 žmonės. Tai jie moka multiteskinti. Tai už viską sumokėjom, už jo moc ar mano moc 100 PM štukų, kas yra 6 eurai. Mano padangos keitimas 5 štukų, 2 eurai, jo sutvarkymas laikiklio 4 eurai. Tai belenkai pigiai, tik tiek, kad praradom nemažai laiko. Tai dabar leidžiamės jau į kelią, važiuojam, tikiuosi daugiau problemų nebebus šiandieną. Tai mane Benas čia atsivežė vieną lankytiną vietą. Tai bus stiklainiai padaryti iš akmens. Ir einant link tų stiklainių negali nuklysti nuo to kelio, nes per civilinį karą čia buvo labai daug bombarduojama ir kai kur liko nesprogusių minų ir bombų. Tai saugiau yra nenuklysti nuo to kelio, kad netyčia nesusprogtum kur nors. Tai šitų stiklainių dydis labai įvairus, yra nuo metro iki 3 metrų aukščio, bet gali būti ir didesnių. Ir apie šitos stiklainius yra 2 teorijos, nes nelabai yra žinoma tiksliai, kam jie čia buvo naudojami.
Tai pirma teorija, kad buvo naudojami laikyti kūnų palaikams, sudeginti kūnai ir supila pelenus į šituos stiklainius. O antra teorija, kad buvo naudota laikyti maistui ir vynui. Bet dar kai kurie sako, kad buvo naudota ir tam, ir tam. Tai šitą vietą išlieka tokia paslaptinga, nežino tiksliai, kam šitie stiklainiai buvo naudojami. Nu čia tai dabar, kaip matau, jau visas akvariumas pasidarė. Visai geras aidas viduj. Tai čia yra bombos krateris. Masyvus. Daugiau yra ten va, dar 2 krateriai. Ten vienas. Tai eini ir tikrai supranti, kad buvo nubombinta čia gerai. Šitas urvas buvo manoma, kad buvo krematoriumas. Tai čia degindavo žmonės, ten viršui buvo kaminas, per kur išeidavo dūmai. Ir tikriausiai tose stiklainiuose laikydavo pelenus. Ir paskui šitas urvas tapo tokiu kaip prieglobsčiu žmonėm, kurie bandė pasislėpti nuo civilinio Indočainos karo. Nes aplinkui matos labai daug bombos kraterių, tai čia tiesiog žmonės jie naudojo kaip bunkerį šitą urvą. Ir yra labai daug pridėta tokių va akmenų bokštelių ir po akmenukų yra padėta pinigų. Šita visa istorija buvo išgalvota prancūzo tyrinėtojo Colani 1930 metais. Atėjau čia prie didžiausio to stiklainio, tai jisai yra realiai aukštesnis už mane. Labai didžiulis. Pažiūrim, kas viduj. Bet vidus nėra toks didelis kaip išorė. Čia va dar vienas bombos krateris. Kare 1964 iki 1973. Nu tai ką, pažiūrėjom stiklainius, leidžiamės į kelią. Pirmas dienos sustojimas, sustojom papietaut, tokioj kavinukiai, palei pat upę. Dabar pradėjom važiuoti link Totasį, jau esam pusiaukelį, įvykėm kažkur apie 70 km. Ir čia dabar važiuojam tokiu gražiu slėniu palei upę. Tai kol valgau, keliu droną, pasigrožėkit vaizdais. Pažadėjau jums gražių vaizdų, bet dabar susinervavau, nes praskridau su dronu ir čia jau, kur esu, nėra tokie gražūs vaizdai, kaip buvo biški aukščiau pavažiavus, bet ten pravažiavau, nesustojau. Nu, ką padarysi, jeigu ne šiandien, tai kitą kartą. Tai mes papietavom, iš tikrųjų gan skaniai pavalgėm, rengiamės ir kylam toliau į kelią.
Pravažiavom pro šitą beždžionių tiltą ir dabar atvažiavom į tokius laukus. Ta prasme, pažiūrėkite šitą vaizdą. Na, aišku, galėtų elektros stulpo nebūt, bet wow. Ir jie čia išdegina medžius, kad pasidarytų laukus. Visur va išdeginti medžiai. Ten va 3 irgi išdeginti. Ir visur karvės mėšlas. Nu ir biški šiukšlių. Bet šiaip, wow. Wow, viva! Atvažiavom į mūsų homestėjų, už vieną naktį sumokėjom po 6 eurus. Čia pigiausias ir geriausias homestėjus, kokiam, man atrodo, apsistojus iki šiol. Dvigulė lova didžiulė, dušas su tualetu ir viskas. Šiandien būsim ne kambariokai, o kaimynai su Benu. Šiandienos tikslas įvyktas, nuvažiavom 146 km. Aplankėm vieną lankytiną vietą, iš tikrųjų aš apie nieko nežinojau, ačiū Benui, kad jis mane ten nusivežė ir parodė, visai buvo įdomu pasižiūrėti ir patiko. Paskutiniai šitie gal 40 km buvo tiesiog nerealūs, nes pradėjo leisti saulė, vaizdai gražus, kalnai tokie apsišviečia saulėlydžiu, ryžių laukai, žodžiu, labai super vaizdas buvo. Taip pat labai norėjau pravažiuoti pro tokį tiltelį, kaip ten važiavau. Tai vieną iš savo norų išpildžiau ir kelias iki čia homestėjaus buvo tiesiog tobulas, vaizdai nerealūs, nu žodžiu, super. Ir jau leidžiantis į pietus, galiu pasakyti, kad labai skiriasi nuo šiaurės, tiek kraštovaizdis, tiek jau ir šilčiau. Dėl to šiandien važiavom ilgiau, beveik iki 6, kur šiauriai tokiu laiku būtų buvę jau labai šalta. Ta prasme, būtume jau atvažiavę suledėję. O čia gaivus geras oras. Tai šiandien naktį bus tik tai 15 šilumos, kas yra šilta. Tai dėl to ir džiaugiamės. Tai va, šiandieną baigiu, einam mes su Benu vakarieniaut ir sustinkam rytoj už kelių sekundžių. Labas rytas, dabar yra po 8:06, už 24 minučių turiu jau būti ant moco ir turim išvažiuoti. Šiandien mūsų laukia 218 km, apie 5 valandos kelio iki Konglor urvo. Taip, važiuojam apžiūrėti vieną urvą, ten galima įsidėti ir mocą į valtį ir tada tave praplaukdo per urvą į kitą pusę. Bet aš kaip pasižiūrėjau internete, kaip ten viskas atrodo, tai nenoriu rizikuoti motociklu, tai tiesiog pasižiūrėsim ir tada šiandien tikriausiai yra paskutinė diena, kai važiuoju su Benu. Rytoj mūsų keliai bent jau kol kas išsiskiria ir važiuosim kitur, bet rytoj yra rytoj. Pirmą reikia šiandien įveikti. Tai va, ruošiuos ir kimbam į kelią. For me it says that way. I actually think maybe we continue back on the road and then come off later.
It's closed. But you should get up here. The view is nice. Tai važiavom čia pagrindiniu keliu ir pamačiau, kad yra nusukimas nuo pagrindinio kelio link upės. Sakau, davai važiuom, pažiūrėsim. Tai tada važiavom tenai iki upės. Galvau, gal išsimaudėt, bet labai tingiu persirenginėti. Ir dabar čia atvažiavom prie tos užtvankos. Tai Benas norėjo čia pravažiuoti per tą užtvanką taip va. Deja, negalima. Bet pažiūrėkite šitą vaizdą. Ta prasme, super vaizdas. Tikrai vertėjo važiuoti. Gavom biškio offroado. Aišku, belipančiai tą kalną tik viena mintis buvo, kad tik nebūtų kokios gyvatės. Nes jų čia yra. Tai va. Bet dabar tikriausiai važiuosim kokių pietų pavalgyti gal. Aišku, šią pirmą reikia išvažiuoti. Tai ką, pasistiprinam ir lėksim į Urvą tada. Liko dar apie valandą važiuoti kažkur iki Urvo. Jau nebedaug realiai. Atvažiavau savo homestėjų, šiandien mano homestėjus toks. Dvigulė didelė lova, šiandien jau mėgosiu vienas. Ir čia į terasą išeini. Aišku, kai auga ryžių laukai, tai būtų gražiau. Bet ir dabar visai neblogai su tokiu kalnu. Belenkai fainiai buvo ten prasivažiuoti tuo naujai padaryto asfaltu. Nu, ta prasme, kaip ant debesų, lėkiau tiesiog. Nei dobėlės, nieko nėra. Nu, taip gera buvo. Tai mano su Benu kelias kol kas išsiskyrė, jisai važiavo į Lagūną, aš važiavau į šitą Urvą, nes noriu šiandien jį pamatyti, o jisai dirba iki 5, dabar yra biškių po 3, tai dar turėčiau suspėti šiandien. Greitai daiktus nusimetu, persirengiu ir lekiam iš karto į Urvą. Ir aš manau, kad su juo daugiau nebevažiuosiu, susitiksime su juo tik tai Paksė, aš manau, nes rytoj aš išvažiuoju toliau. O jisai lieka dar vieną dieną čia. O vienas esminių pasikeitimų, kas nepatinka, tai šiaurėje, kai keliavau, per visą tą laiką, per, nežinau, 10-12 dienų, sutikau gal tik 10 keliautojų, 10 turistų. Dabar prasme, taip, kelyje prasilenkiau. O čia tik įvažiavau Kilpą, per pirmas 2 valandas kokį 15 prasilenkiau. Tai pietus labiau suturistinta vieta. Nes labai daug turistų atvažiuoja čia į pietus, pasiema paprastus motorolerius ir važiuoja tas Kilpas, nes kelias asfaltuotas geras, nėra kažkokio offroado, nėra labai didelių kalnų, tai jiems paprasta. O šiauriai ten jau reikalauja biški daugiau visko. Tai va, viskas, nebešneku daug, persirengiu ir lekiam žiūrėti to Urvo. Žodžiu, atėjau nusipirkti bilietą, nežinau, arba mane ką tik apgavo, arba ne, bet čia parašyta 200 už vieną žmogų, aš sumokėjau 350, nes sako, kad kadangi vienas plaukiu, tai matai, turi mokėti 350. O jeigu būtų 2-3 žmonės, tai tada už žmogų po 200. Tai nežinau kiek čia tos tiesos, bet neturiu ką pasirinkti. Bandžiau čia su juo dėrėtis, aiškintis, žodžiu. Neturiu laiko ir neturiu nuotaikos čia su juo aiškintis. Klausykit, visas tyrinėtojas, ką?
Tai šitas urvas yra vienas didžiausių natūraliai upės išgraužtų urvų, kurio ilgis siekia apie 7,5 km. Wow. Ir vietomis šitas urvas siekia 90 metrų aukštį ir 100 metrų plotį. Upė, kuri teka per šitą urvą, vadinas Nam Him Bau, jeigu gerai ištariau. Visas šitas turas užtruks apie 2 valandas. Čia dabar, kaip supratau, sustojau pasižiūrėti urvo ir toliau dabar plauksim. Tai masyvus. O apšvietimas tai va toks, ką ant galvos turiu, viskas, daugiau nieko. Tai aš nežinau, kaip iš čia plaukia ir kaip iš čia ką mato, bet būtų faina nesušlapt. Atplukdė čia dabar į kažkokį paplūdimį mane. Visur va smėlis. Jo, o kur jis išplaukė? Alio? Gal paims, paliks mane čia. Sakė čia kažkur eit. Parodė va ženklą, sako eik čia. Tai ir einu. Ai, čia tikriausiai specialiai, sako per čia eit, nes ten yra kažkoks krioklys. Va per ten jis turėjo dabar užplaukti. Tai jau čia dėl turistų saugumo išlaipino, sako eikit peškom. O. Ir žibinto nebereikia. Prašau, kaip gražu. Šiuo metu šitam urve esu vienas, apart to dar valties vairuotojo, nes atvažiavau darbo pabaigą, tai jis dabar tiesiog mane čia gali palikti ir nežinau, laukčiau rytojaus ryto. Bet šiaip kaip urve tai nešalta. Iš tikrųjų ganėtinai dušnoka. Mane čia vėl ką tik išlaipino ant tokios salos vidury urvo. Ten jau va pabaiga yra. Ir va čia va yra toks kaip krioklys, mini, labai srauni dalis tarp akmenų. Tai aš kaip supratau, jisai dabar va nuplaukė ten toliau, įsibėgės ir tikriausiai varis va per šitą vietą. Nes va ten va toli jau pabaiga, atplaukiam realiai. Svarbu, kad valtis gyvas būtų ir perplaukdintų mane namo. Biškių vandens, man atrodo, gurkšnį gavo, bet techniškai. Kapitonas geras, galiu pasakyti. Jau pastebėjau, kad geras. Tai va, atplaukėm į kitą pusę, užtrukom apie 40 minučių ir aš iš tikro galvoju, kad reikia man rytoj dar kartą plaukti, bet mest mocą irgi valti kartu su savim, atplaukti čia ir tada tęsti toliau. Arba kitas variantas yra važiuoti iš ten, kur aš esu, atgal tuo pačiu keliu apie 90 km. Ir tada tęs toliau kelionę. Tai dėl šito dar nežinau. Šiandien vakare nuspręsiu, kaip geriau daryti. Ir dabar turiu 5 minutės čia kažką paveikti, pailsėti ir tada plauksim vėl atgal jau. Belenkai valgyti norėjau, tai čipsiukų nusipirkau. Tai 1, 2, 3, 4, 5 ir čia 6 šunys. Mygom aplink mane apstojo prašydami čipsų. Tai vieną daviau ir pasigailėjau, nes tą vieną davęs dar labiau visi pradėjo prašyti. Nu ką, laukiam atgal, viskas. Tai nuimsiu laikmatį, pažiūrėsim per kiek laiko nuo čia perplauksim į kitą pusę.
perplaukti visą urvą užtruko lygiai 30 minučių. Vienas pastebėjimas, kad galėtų kažkokį apšvietimą pasidaryti, nes ten su to prožektoriu sunkiai kažkas matos. Jeigu man sunkiai kažkas matos, tai nežinau, ką pavyko ten nufilmuoti jum parodyti. Bet šiaip įspūdinga. Įspūdinga tikrai. Patiko. Ir manau, tikrai verta tų pinigų. Labas rytas. 13 kelionės diena. Tai šiandieną mūsų laukia apie 180 km. Važiuosim nuo šito urvo iki Kamelik, tai taip vadinas miestelis. Laukia ganėtinai lengva diena, tai 4 valandos važiavimo. Važiuoju šiandien vienas, su Benu atsisveikinom vakar. Bus keletas sustojimų vaizdais pasigrožėti, tai manau šiandien bus daugiau drono. Ir paskui dienos gale bus dar vienas sustojimas, apie kurį nieko nesakysiu, žiūrėkit video ir pamatysit. O aš pakuojas daiktus ir lėkiu į kelią. Sustojau čia dabar tokioj vietoj, kur į uolą yra išskaptuotos būdos statulos. Tai čia va viena. Čia va yra dar gulinti būda. Iki vietos man liko važiuoti kažkur apie valandą laiko, apie 50 gal kilometrų. Tai aš jau realiai nebetoli. Ir čia va dar vieną būdą priėjau. Tokia įdomi vieta, vidury niekur. Visur va aplinkui džiunglės, kelias, tada statulos ir toliau kelias į džiunglės. Tai čia dabar ką tik pravažiavau užtvindytą mišką, didžiulė erdvė, didžiulis miškas tiesiog užtvindytas, nes net ant Google Maps'ų nerodo čionai ežero. Tai va, aišku, neužkrauna, nes interneto nėra, bet visiškai nėra jokio ežero aplinkui. Tai yra patvinęs miškas. Tai keliam droną, pasižiūrėsim, kaip čia atrodo. Tai atvažiavau paskutinę dienos vietą,
nusimečiau visus daiktus homestėjui ir pasiėmiau maudymosi šortus, rankšluostį ir atvažiavau prie Krioklio. Tai einam pasižiūrėsim. Kiek mačiau, yra nemažai turistų privažiavę su savo tais mopedais, tai turėtų būti ir žmonių. Jau atvažiavau, tai reikia lyst. Lendam į vandenį. Ledinis vanduo. Ledinis vanduo, bet taip gerai atgavino po ilgos kelionės šiandien, kad wow. Vertėjo. Wow, super. Nu ir viskas. Pasimaudžiau, einu atgal į Mocą, važiuoju namo, važiuoju montuoti šito video jums. Tai su jumis atsisveikinsiu jau. Ačiū, kad žiūrėjot šitą video. Aš tikiuosi, jums jisai patiko. Buvo įdomus. Jeigu patiko, tai užsiprenumeruok kanalą, bus daugiau video. Jeigu turi kokių pastebėjimų, man juos irgi parašyk. Ir susitiksim tada kitose video. Čiau.